Sveiki sugrįžę į dar vieną bitkoino apžvalgą, ilgai nesimatėm ir iš tikrųjų visai geros naujienos čia su bitkoinu. Tai gal pradėkim nuo, ką per paskutinį video sakiau, tai jeigu pamenat, labai daug iš tikrųjų gal koks net 3-4 video prieš šitą mūvą šnekėjau būtent apie šitą 65 000 lygį ir kai hitinom jį kitą dieną, man rodos, gal padariau iš karto video, kad taip enterinau čia longą ir ruošiuosi aukštesniem kainom, kaip pamena tą bump and run strategiją rodžiau su trendline'u. Tai ir iš tikrųjų nuo to laiko viskas visai neblogai klostosi, tai turime nemažą mūvą žemyn, aš dabar tiksliai net nepamenu kokia mano vidutinė kaina, bet tarp 5-6, gal biškai ir 6, tai turime apie 20% prieaugį ir taip pat minėjau, kad čia spotą užsipirkinėjau, tai nuo šito mūvo, kurį turėjome. Pirminiuose dar video minėjau, kad čia užsipirkinėjau spotą ir pildausi, tuo metu dar jokių neturėjau nei longų, nieko ir tada hitinam šitą 65 000, 66 000 lygį, kur buvo labai daug konfluenso, apie tą lygį šnekėjau gan ilgai ir dabar matome taip ir iš tikro tikiuosi dar aukštesnių kainų, ta prasme, tikimybės, kad važiuosime aukštyn yra didesnės negu kad žemyn, taip išsireiškus. Tai turime labai gražų market structure, čia padarėme lową, čia ir turėjome higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low ir taip vis važiuojame aukštyn. Tai dabar galim pakalbėti apie tai, kur kažkokie yra lygiai, kur reiktų padaryti take profitus nuo šito, kur shorto lygiai, kur longo kažkokie lygiai ir iš tikrųjų dėl ko padariau šitą video, tai dėl to, kad dalį pozicijos nuo 65 nuėmiau, nes paaiškinsiu kodėl. Turime viso šito area high ir turėjome tokį SPP, kai swing failure patterną, kai biškį paėjom viršų ir nuo jo važiavome žemyn. Iš tikrųjų buvo gan neblogas toksai, gal ne scalp, gal toksai intraday shortas ties šio lygių, pats neenterinau. Tačiau tikrai neblogas lygis ir kai pamačiau, kad rejectinom nuo šito lygį, iš tikrųjų biškį per vėlai pamačiau, taip tiesiai sakant, tai biškį žemiau padariau tik profit vienas nuo viso to longo nuo 65 000 ir iš tikrųjų šiandien gan nemažai tyrinėjau visą čartą ir iš tikrųjų neradau jokių artimų lygių, kur galėtumėm shortą, nes, longą turim, nuo 65 000 viskas gerai, važiuoja į profitą ir žinoma, norisi turėti, valdyti riziką, kaip čia pasakyti, hedgint, tai hedžinimas, tai turime longą, jisai važiuoja, viskas gerai, profite, tarkim, pasiekėm šitas lygis, dar čia enterinam shortą ir turime suvaldytą riziką, jeigu, kad ir pramušame shortą, važiuojame į viršų, viskas gerai, longas profite, na, jeigu pamatome, kad važiuojame žemyn, pasikeičia market structure, pradeda daryti low ir low, tai tiesiog mažiname longo pozicijas ir tuo metu shortas mūsų yra aktyvus ir yra shortas eina į profitą. Tai ieškau šiandien tokio lygio ir iš tikrųjų šitas buvo toks, nėra kažkas įspūdingo, tiesiog ok lygis toks buvo. Ir toliau iš tikrųjų nelabai ir buvo daug tų lygių, turime artimiausią, kuris žiūrėjau 89 000, tai kažkur į tą pusę, o aišku, galima būtų čia pilną prisigalvotų lygių šito hajaus ar kažką, bet aš treidinu pagal tai, kokia mano strategija yra ir
Ir jeigu nematau lygio, aš geriau neenterinsiu bet ko ir palauksiu, kas man yra aktualu. Na ir bet kokiu atveju dar tikiuosi, kad matysime aukštesnės kainas. Nesakau, kad važiuosime į all time high, kas, nu, mano manimu, nelabai realistiška bent jau artimiausiu metu, tačiau 90 tūkstančių, manau, yra visiškai realu ir gal net ir 100 tūkstančių. Turime tikrai labai daug likvidumo. Iš tikro, žiūrėjau visokias statistikas ir panašiai, tai labai daug žmonių šortina marketą. Na ir žinome, kai tai dažniausiai baigėsi. Pavažiuosime aukštyn, visus likviduosime ir tada iš tikro važiuosime žemyn. Kai visi jau bus euforija ir galvos, va, matysime aukštesnės kainas, jau čia retailas vadinamas, kur paprasti žmonės jau pradės, va, nuo ten 90 tūkstančių, tarkim, rašyt visur we are back ir užsipirkinėti viską, ką tik įmanoma su kripto, nes sakys, va dabar viskas naujas all time highs, na ir tada dažniausiai institucijos apžaidžia ir važiuojame žemyn. Tai va. Kaip ir sakiau, iš šortų perspektyvos, gal jeigu čia dar SFP vieną padarytumėm low size, tokį labai rizikingą, norėčiau pabandyt šortą, jeigu pamatytumėm kažką tokio ir tada klausintumėm žemiau lygio, bet ar čia yra geras lygis, ar mano nuomonė ne. Toksai va, grinai pagemblinimui, toks mini hedžas gal gauts. Na, iš longų turime biškį geresnę situaciją. Tai turime šį 75 tūkstančių lygį, 75900, kur įeina ir weekly, ir daily naked point of control. Ir jeigu, nu tai, na taip. Ir turime Fibonacci lygį. Tai longui tikrai, manau, neblogas lygis visai. Na ir antrą turime 73 tūkstančių lygį. Wall area high, kol kas neturime jokių konfluencų. Na ir dėl ko 72 tūkstančiai, tai jeigu paėmus nuo viso lauo VWAP, tai dabar jisai yra ties, dabar aš ne 72 tūkstančiai, tas 73 tūkstančiai norėjau pasakyti, tai jeigu kaina važiuotų žemyn, norėtumėm lower low, tai VWAPas, na ir kažkur būtų šitoj zonoj, manau, nuo 73 iki 73,5, kas yra neblogas lygis visai longui. Jeigu pramušime šitą, net negausime jokį antrį, nes jeigu gausime, tai tikrai maloniai dar enterinčiau, nes ir sakiau, tikiuosi aukštesnių kainų. Tai gautume kokį swing failure pattern arba failed auctioną. Tikrai smagiai visai enterinčiau čia longą. Na ir čia. Ir ties 7-3 iš tikro, manau, visai yra neblogas lygis ir ypač tiem, kurie neturi galbūt šortų nuo 65, nes iš tikro vien tas labai daug gelbėja, dėl to ir galiu, va čia kaip ir sakiau, toksai šortas labiau gamble, bet kodėlgi ne, jeigu yra kažkoks konfluencas, galima padaryti vien dėl to, kad, nu, nepaėjus šortui, longas viską coverina ir vis tiek važiuojame į profitą. Tai tikriausiai tiek trumpai iš tikro, dėl to ir nekėliau daug video, nes tiesiog nemačiau kažkokių gerų lygių, kur galima būtų gerus treidus ir iš tikro pats mažai treidinau, tiesiog kažkoks toks mano strategijai marketas nėra idealus, taip galima pasakyti būtų, nes neturime daug konfluenco, tas 65 tūkstančių lygis, kurio labai ilgai laukiau, hitino, enterinau longą ir iš tikrųjų galime labiau atsikvėpti nuo čartų, kadangi neturėjau
šortų nuo aukštesnių lygių biškį praleidau, tai visą laiką toks buvo ant įtampos, kad norisi kažką enterint ir laikyti ilgesniam laikui ir va, prašau, gavau. Tai vat, kas enterinat su manim kartu, tai smagu, kad paklausėt, nes ir į TikToką kėliau iš tikro, gali TikToko mano kanalą pažiūrėti, ten ir apie treidinimą ir šiaip visokius įdomius video kartais keliu, aišku, rečiau naudosiu. Tai, va. Tai ačiū už peržiūrą ir susitiksime kitose videose. Tikiuosi turėsi gauti kažkokių didesnių mūvų į vieną ar į kitą pusę ir parodyti jums dar kokių treidų, nes kol kas tai labai iš tikro ramu. Tai va, dėkui, iki kitų video.